So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter number 12, Mohini Murti bewilders Lord Shiva, text number 16. Šiandien skaitysime 8 giesmės 12 skyrių, kuris vadinasi Mohini Murti apsuka demonus, 16 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Tat Te Aham Darshayashyami Didriksho Surasatama Kaminam Bahu Mantavyam Sankalpa Prabhava Udayam Tate hang darshayishyami Didiksho surasatama Kaminang bahumantavyam Sankalpa prabhavodayam Tate hang darshayishyami Didriksho suratatama Kaminang bahumantavyam Sankalpa prabhavodayam Tat that te unto you Tau, aham I aš darshayishyami shall show parodysiu, Didriksho desirous of seeing trokštantis matyti, Surasatama surasatama, O best of the demigods geriausias tarp pusdievių, Kaminam of persons who are very lusty žmonių, kurie yra labai geismingi, Bahu very much labai, Mantavyam an object of adoration garbinimo objektas, Sankalpa lusty desires geismingi troškimai, Prabhava Udayam causing to be strongly aroused tiek, kaip čia įsiverčia, iškeliant labai stipriai. Translation and purport by Srila Prabhupada. O best of the demigods, I shall now show you my form that is very much appreciated by those who are lusty. Since you want to see that form, I shall reveal it to you. I shall reveal it in your presence. Purport. Lord Shiva is desiring to see Lord Vishnu reveal the most attractive and beautiful form of woman was certainly a joking affair. Lord Shiva knew that he could not be agitated by any so-called beautiful woman. The Daityas may have been bewildered, he thought, but since even the demigods could not be agitated, what to speak of me, who am the best of all demigods? However, because Lord Shiva wanted to see Lord Vishnu's form as a woman, Lord Vishnu decided to impersonate a woman and show him a form that would immediately put him into an ocean of lusty desires. In effect, therefore, Lord Vishnu told Lord Shiva, I will show you my form as a woman, and if you become agitated by lusty desires, don't blame me. The attractive features of a woman are appreciated by those who are affected by lusty desires.
But those who are above such desires, who are on the platform of Krishna consciousness, are very difficult to bewilder. Nonetheless, by the supreme desire of the personality of Godhead, everything can be done. This was to be a test of whether Lord Shiva could remain unagitated. Vertimas. O geriausias tarpusdevių, aš tau dabar atskleisiu savo formą, kur yra labai vertinama tų, kurie yra geismingi. Kadangi tu norėjai pamatyti tą formą, aš tau ją apreikšiu. Komentaras. Viešpats Šyvos troškimas pamatyti viešpaties formą labai gražios moters buvo tarsi juokas. Viešpats Šyvas žinojo, kad jis nebus suglumintas tokios vadinamos gražios moters. Daidžios, jie tai galėjo būti sugluminti, jis manė. Bet kadangi demonai, pusdieviai negalėjo būti sugluminti, ką kalbėti apie mane, kuris aš esu geriausias tarp pusdievių. Kita vertus, nes viešpats Šyva norėjo pamatyti Višnu formą kaip moteryje, viešpats Višnu nusprendė įsikūnyti į moterį, moters formą ir parodyti jam, kaip jį tuoj pat paskandins geismingų troškimų jūroje. To pasekoje viešpats Višnu, viešpačiu Šyvai tarė, aš tau parodysiu savo moters formą ir tu būsi panertas geismų troškimuose. Ir jeigu tai atsitiks, nekaltink manęs. Patrauklios savybės moters yra vertinamos tų, kurie yra paveikti geismingų troškimų. Bet tų, kurie yra virš tų troškimų, yra Krišnos sąmonėje platformai, yra labai sunku juos sugluminti. Nepaisant to, aukščiausiojo troškimo valia, aukščiausiojo viešpaties valia, viskas gali būti padaroma. Ir tai buvo išbandymas, kurį viešpats Šyva negalėjo praeiti neišmuštas iš vėžių. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Barijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishokanvitam Shah Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So Lord Shiva is known as Dhira, Taigi viešpats Šyva yra žinomas kaip Dhira, or one who cannot be agitated by lusty thoughts. ar tas, kuris negali būti paveiktas geismingų troškimų. But yet, by seeing Mohini Murti, Bet matant Mohini Murti, the feminine form of the Lord, viešpaties moterišką formą, he was completely bewildered by lust. jis buvo visiškai paveiktas geismo. So this is a very good lesson for us. Ir tai yra labai gera pamoka mum. He was thinking, I'm beyond lusty desires. Jis manė, aš esu virš geismingų troškimų. So the point is, you should never think that you're beyond lusty desires. Esmė yra ta, kad mes neturim manyti, kad mes esam virš geismingų troškimų. Even if you're advanced in Krishna consciousness, Net jei mes esam pažengę Krišnos sąmonėje, you should never think, well,
I'm beyond lusty desires now. Net nevertėtų mums manyti, na, aš jau pakilęs virš I'm a geismingų little older troškimų. now, I'm mature, I'm free of love. Na, aš jau subrendęs, jau amžiuje, manęs jau nebeveikia tai. It's not so easy. Ne, tai nėra taip paprasta. Don't imagine that you're free from lust. Nereiktų įsivaizduoti, kad jūs esat laisvi nuo geismo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Taigi, Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, is a pure devotee of the Lord. jis tyras viešpatės atsidavęs. He came directly from Goloka Vrindavan to this planet for preaching Krishna consciousness. Jis atėjo tiesiai iš Goloko Vrindavano į šią planetą, kad pamokslautų Krišnos sąmonę. But yet, when one of his female disciples wanted to speak with him alone, Bet, kai jo moteris mokinėje norėjo kartu viešai pakalbėti, there was some gathering of disciples. She said, Guru Maharaj, I would like to speak with you. He said, yes, go ahead and speak with me. ten buvo kažkoks viešas susirinkimas ir ji priėjo prie mokytojo ir paklausė, aš norėčiau su tavim pakalbėti. Ir mokytojas sakė, taip, prašau, gali. She said, I would like to speak with you privately. Bet ji pasakė, aš noriu su tavim kalbėti asmeniškai. And he said, you can speak here in the presence of you, but I cannot speak with you privately. Jisai sakė, gali tu kalbėti čia kartu prie visų, bet su tavim vienumoj negaliu būti. Even though he was like a grandfather Nors jis buvo jai tarsi senelis, to this young woman, tai jaunai moteriai. he would not speak privately. Jis atsisakė kalbėti privatumoje. This is the power of lusty desires, you see. Tai parodo galę geismingų Cupid is troškimų. going around with his quiver full of arrows, Jisai, Kupidonas, vaikšto su savo strėlėm, looking for opportunities to zap, 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 to zap your heart with lust. ieško galimybių, kada gali pervirti mūsų širdis strėlėmis. So you got to be very careful, Reikia būti labai atsargiem. very careful. Many a great personality Dauguma didžių asmenybių, fell down because of lusty desires. jie krito dėl geismingų It troškimų. happens all the time. Tai visą laiką atsitinka. Big leaders in the world, Didis lyderiai visam pasaulyje, famous people in the world, žymų žmonės, they become ruined by lust. you see. juos sunaikina geismas. The best thing is to become fully Krishna conscious. Geriausia yra tapti pilnai Krišnos sąmoningu. That's the only thing actually you There's- can do to become happy. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelis dalykas, ką galima daryti, kad tapti laimingu. Because satisfying lusty desires Nes patenkinti geismingus troškimus is impossible. yra iš tikrųjų neįmanoma. Can you satisfy a fire? Ar galima patenkinti ugnį? Then, my dear fire, I will give you all this fuel and now you can cool off and become satisfied. O, mano brangi ugnis, aš tau suteiksiu pilną malkų, kad būtum patenkinta, Dushparena nalena cha. kad nusiramintum. Lusty desires burn like fire and they are never satisfied. Geismingi troškimai dega tarsi ugnis ir jie negali būti niekada patenkinti. Now I've heard in the European Union there's a proposal to give sex education, compulsory sex education to all the children. Teko girdėti, kad ES yra diegiama sistema, kaip mokinti vaikus lytinio In other words, they want to Slavinimo. teach all the kids how to have safe sex using condoms. That they want to teach all the children how to do it with condoms. Dar be to mokina vaikus, kaip naudotis kondomais, tais, kad būtų saugus lytinis gyvenimas. But that is not sex education. Bet tai nėra lytinis išsilavinimas. Sex education means teaching how not to have sex. Bet lytinis išsilavinimas tikrasis yra That Tai- is sex education. mokinimas, kaip neturėti sekso. To see every woman as mother. Kad matyti kiekvieną mamą kaip, kiekvieną moterį kaip mamą. What decent boy would ever want to have sex with his mother? You see? Koks jaunuolis norėtų turėti lytinius santykius su savo mama? So therefore, every woman is my mother. Dėl to kiekviena moteris yra mano mama. And therefore, we address Mataji. Ir dėl to mes jas kreipiamės kaip matadži. Prabhupada said this is the civilization, Prabhupada tarė, kad tai yra civilizacija. to address every woman as mother. Kreiptis į kiekvieną moterį kaip mamą. This is very respectful. Tai yra labai pagarbu. Just like as a child growing up, we are very respectful to our mother and our father. We must obey them and serve them with love. Kaip mes augame pas savo tėvus, mes turime juos labai gerbti. So addressing women as mother is very, very respectful. Ir kreiptis į moterį kaip į mamą yra labai pagarbu. So this art we must learn. Ir tokio meno mes turėtume išmokti. How not to see women
as an object of sex pleasure, Kaip nežiūrėti į moterį kaip geismų tenkinimą, but to see them as our mothers. bet matyti jas kaip savo mamas. We have to learn how to become disgusted with the idea of sex. Mes turime išmokti pasišlykštėti nuo tų savo sekso. You may say, but I'm a householder, come on. Bet galima sakyti, aš šeimos žmogusgi. But even a householder has to give up sex. Bet net šeimos žmogus turi atsisakyti Householder can only have sex once in a month. lytinių santykių. Ir jis gali turėti lytinius santykius tik kartą į mėnesį. After chanting 50 rounds of japa, Po to, kai sukartoja 50 ratų džapos, on the most fertile day of the month, just after the menstrual cycle, pačią derlingiausią dieną po mėnesinių būtent. after getting permission from the spiritual master Ir to have sex. tik tada, kai gauna leidimą iš savo dvasinio mokytojo pradėti. It's not a free-for-all when you get married. Tai nėra, kad laisvas pasirinkimas po santokos. Actually, grihastha is just as much regulated as a sannyasi. Iš tikrųjų, grihasta yra lygiai tiek pat reguliuotas kaip ir sanyasis. Otherwise, he's not a grihastha. Kitu atveju jis ne grihasta, He's a griyamedi. o grihamedi. So we have to become detached from this sex pleasure. Taigi mes turim būti atsižadėję nuo lytinių. Although we can use Malonumų. it for Krishna. Bet galim panaudoti tai If one Krišnai, follows the regulated principles, sekant reguliuojamus principus. then sex is divine. Ir tada lytinis santykis Bhakti sudievinimas. Siddhanta Saraswati Thakur said, Ir vieną kartą yra minėjęs Bhaktisiddhanta Saraswati I am Thakurą. willing to have sex 100 times Aš pasiruošęs turėti lytinius santykius 100 kartų, if I can produce saintly children. jei galėsiu pradėti šventus vaikus. So the sex of the householder who is following the regulated principles is just as transcendental as the renunciation of the brahmachari. Taigi šeimos žmogaus seksas yra tiek pat transcendentinis, kiek ir atsižadėjimas brahmačario And the sannyasi. ir sanyasio. But one has to be detached Bet turi būti atsižadėjimas, because sex life is given up. It's given up. nes lytinis santykis turi būti atmestas. You, either as a brahmachari, vanaprastha sannyasi, you give it up immediately, Jei esat brahmacharis, vanaprasta ar sanyasis, tai yra atmetama iš karto, or as a grihastha, you give it up gradually. o kaip grihasta, tai palaipsniui. In any ashram, the goal is free from sex desire. Visose ašramuose tikslas tai atsikratyti lytinio troškimo. So we have to learn how to do that. Ir mes turime išmokti, kaip tai padaryti. The only way to actually be successful Ir yra vienintelis būdas, kaip būti sėkmingu tame, is to get that higher taste. gauti aukštesnių skonių. Unless you have the higher taste of Krishna consciousness, Neturėdami aukštesnio skonio Krišnos sąmonėj, you can never give up sex desire. niekada negalėsim atmesti Because lytinių sex troškimų. desire is the most powerful energy of this material world. Nes tas lytinis troškimas yra pats stipriausia jėga šioj kūrinyje. The only way to get free from sex desire is you come to the transcendental platform. Vienintelis būdas, kaip ištrūkti iš to troškimo, tai pakilti transcendentinę platformą. Even great yogis who have achieved the samadhi stage of mystic yoga could still fall down to sex desire. Netgi didieji jogai, kurie jau pasiekdavo samadį lygį, krisdavo dėl lytinių troškimų. Just like most of you know the story of Vishwamitra Muni. Turbūt daugelis iš mūsų žinom tą istoriją apie Višvamritą Munį. He was very, very powerful yogi. Jis buvo be galo stiprus jogas. And he had gone all the way to the samadhi stage, to the 8 rungs of the Ashtanga yoga ladder. Aštangos 8-pakopėje sistemoje jis buvo pasiekęs jau samadhi lygį. Yam, niyam, asana, pranayama, pratyahara, and this way he'd progressed all the way to samadhi stage. Tokiu būdu šiais laipteliais jis pakilo iki samadhi lygio. And now he has missed so many great mystic powers Ir jisai tiek buvo sukaupęs daug mistinių jėgų because of his tapa. dėl savo tapa. He's very powerful with mystic powers. Buvo labai galingas savo mistinėmis jėgomis. So Indradev, the king of heaven, becomes very worried. Ir viešpats Indra buvo be galo susirūpinęs. This yogi is so powerful. If he wants, he can occupy my post. Tas jogas tapo tokiu galingu, kad jei jis to panorėtų, galėtų mane pakeisti. And I will be finished as the king of heaven. Ir praraščiau savo postą. What to do to protect my position? Ką daryti, kad apginti savo padėtį?
Well, he sent a very beautiful damsel of the heavenly kingdom, Ką jis padarė, tai jisai iš savo karalystės nusintė labai gražią Menaka. kurtizanę, Meneką. So beautiful you can't believe it. How beautiful is Menaka. Tokia galinga, kad net neįmanoma įsivaizduoti. Tokia graži. He tiksliau. sent Menaka there to where the yogi was meditating. Ir jisai nusintė Meneką ten, kur jogas meditavo. He's sitting there in his meditation. Jisai sėdėjo savo meditacijai. As soon as he heard ting, ting, ting of her ankle bells, Kai tik išgirdo savo jos varpelius, he immediately thought, oh, a woman has come here. ir jisai pamanė, moteris čia atėjo. And he opened his eyes and it was all over. His yoga was finished. Ir kai tik atmerkė savo akis, jo joga baigta, Tapa finished. jo askezė baigta. He fell down to sex desire, you see. Puolė į tą lytinį troškimą. He cohabited with Menaka. Ir susijungė su Menaka. They had a very beautiful daughter, Shakuntala, Ir gimė labai graži dukra Šakuntala. but his yoga was finished. Bet jo joga tai buvo baigta. So even powerful mystic yogis, they are not immune to sex desire. Net galingi didis jogai neturi But if imuniteto prieš you- lytinį troškimą. But if you can develop a taste for the holy name of Krishna, Bet jeigu jūs įsugdysit skonį šventam Krišnos vardui, you become transcendental to the arrows of Cupid. tapsit transcendentiniai Kupidono strėlėm. Most of you also know the story of Haridas Thakur. Turbūt vėl visi žinome tą istoriją Haridas Thakuro. He was a Muslim Jis pats buvo musulmonas and he became a Hare Krishna, ir tapo Hare Krishna. a famous, popular Hare Krishna preacher. Labai žinomas So Hare the Krishna Muslim- pamokslautojas. The Muslim government felt really disturbed about them. Ir musulmonų valdžia labai buvo sutrikusi dėl to. One of our own Muslim brothers has now become recognized as a Hindu saint. Mūsų brolis musulmonas tapo pripažintas kaip indusų šventuoju. They couldn't tolerate it. Jie negalėjo to pakęsti. So they thought, we have to make him fall down. Turime mes pasirūpinti, kad jis kristų. He had a little hut on the edge of town. Ir jisai turėjo namuką prie But he could miesto. sit and chant 300,000 names a day of the Lord. Ir jis ten kartuodavo 300 tūkstančių vardų per That's dieną. about 190, something around 190 rounds, 192 rounds, a lot of japa. Apie 192 ratus džapas, tai labai daug. So they sent a very beautiful young prostitute girl. Ir jie išsiuntė labai gražią jauną prostitutę. She wasn't sleazy like the prostitutes nowadays. Ji nebuvo tokia kaip šiais laikais prostitutės. Very beautiful, attractive young Ji girl buvo labai graži jauna mergina. to allure the Haridas Thakur. Tam, kad So paviliotų he's Haridas sitting there Thakurą. and all the Muslim officials were hiding in the bushes outside the hut so they could catch him in the act. Taigi, visi tie musulmonų valdininkai susislėpė krūmose ir laukė tik tais, kai Haridas Thakura paslys. So the young girl comes, she says, please, I'm very lusty to be enjoyed with you, please satisfy my desire. Ir ta mergina priėjo prie Haridas Thakuro ir paprašė, aš esu labai geisminga ir aš labai noriu Haridas mane- Thakur, he was very cool-headed, patenkintum. Ir he's very merciful. Haridas Thakura buvo labai ramus ir labai He could have gailestingas. chastised her and said, get out of here, you nonsense. Jis galėjo subarti ją, neždinkis man iš akių. But what he did instead, he said, oh, my dear young lady, I understand. You're feeling lusty. Bet ką jis padarė? Jauna mergina, aš suprantu tavo geismą. And you want to have sex with me, I understand. Aš suprantu, kad tu nori turėti santykius su But manimi. I'm busy right now chanting my rounds. Bet aš dabar šiek tiek esu užsiėmęs kartuojant savo šventus, If you just wait here, then as soon as I finish my japa, then we savo can džapą enjoy. kartuojant. Kai aš pabaigsiu džapą, galėsim tada kažką pažiūrėti. So he was chanting the whole night. Ir visą naktį taip tęsė kartuoti. The girl fell asleep. Mergina užmigo. She woke up in the morning. He apologized. Oh, I'm so sorry I didn't finish my rounds. I know I promised you we'd have sex, but I didn't finish my rounds. So you come tonight and I will satisfy your desire tonight. Ir jisai labai apgailestavo, atleisk, aš tikrai nepabaigiu dar savo ratų, tikrai aš tau prižadėjau, bet ateik gal kitą vakarą. So the second night, the same exact thing happened. He kept chanting the whole night. She fell asleep. Kitą vakarą lygiai ta pati istorija. Jie atėjo, jis dar buvo nepabaigęs, jį vėl užmigo.
Again, he apologized. Oh, I'm so sorry. I know you wanted to have sex, but I just didn't finish my round. Ir jis vėl atsiprašė labai nuoširdžiai, aš tikrai žinau, kad tu norėjai turėti lytinius santykius su manim, bet aš dar nepabaigiau savo ratų. So if you come tonight, I absolutely guarantee you I will satisfy you tonight. You please come the third night. I will Tikrai. definitely take care of you. Aš tavęs prašau, tikrai ateik trečią naktį, aš garantuoju, tikrai šį kartą bus viskas gerai. So the third night again, Hare Krishna, Hare Treća Krishna, naktį Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And this girl's getting kind of tired of hearing him chant, you know. Ta mergina gana pavargo klausant, kaip jis kartoja. So she starts to make fun of him a little bit, you know. Ji pradėjo šiek tiek taip iš jo Hare juoktis. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. She starts mocking him. Na, pradėjo taip šaipytis iš jo. She starts chanting in a mocking way, you see. Tokiai pasišaipimo nuotaikai pradėjo kartoti. But the holy name is so powerful. Bet šventas vardas toks galingas. Even if you chant for any reason, Net jei jūs jį kartoji, bet kokiu tikslu, you get the purifying effect of the name. tu gauni apvalomį švento vardo efektą. So after a while, she keeps chanting. All of a sudden, her chanting becomes pure. Ir po kiek laiko jinai taip kartojo, jos kartojimas tapo tyru. By the great power of the holy name, now her chanting is pure. Ir to švento vardo gale jos kartojimas tapo tyru. And she thinks, what a horrible, sinful woman I am. I wanted to make this saint fall down. And she fell down at his feet, crying and weeping. I'm so sorry. I tried to make you fall down. Please forgive me. Jis suvokė, ką aš čia dabar darau. Taigi čia šventasis ir aš norėjau jį išvesti iš kelio. Kokia aš nuodėminga. And he said, that's all right. Ir puolė jam prie pėdų ir jis sakė, She ne, said, I viskas gerai. surrender to you. I accept you as my spiritual master. Ir jie atsidavė ir sakė, kad aš tau atsiduodu, aš tave priimu kaip dvasinį mokytoją. He said, no, go now and take all your wealth and distribute it to the Brahmins. Ir jisai pasakė, eik dabar, pasimk savo visus turtus ir išdalink brahmanams. And you come back and you take up the same vow of me of chanting 300,000 names a day. Ir tada grįžk pas mane ir priimk lygiai tą patį įžadą, kaip aš daviau, kartuok kiekvieną dieną 300 So tūkstančių Haridas, he metų. could have thought, well, now I have a Krishna conscious wife. We can stay here and chant together. Haridas Thakura galėjo pagalvoti, na, dabargi puikia proga turėti Krišnos sąmoningą žmoną, kartu But galėtume that čia was not his kartoti. mood. He said, you stay here and chant 300,000 names and I'm gone. O jisai pasakė, tu čia sėdėk, kartuok 300 tūkstančių He went ratų. traveling and preaching. You see. Ir jis pats iškeliavo pamokslauti. So in this way, we can see that if one actually has a taste for the Hare Krishna mantra, Tokiu būdu galim pamatyti, yra skonis kartuoti Hare Krishna mantrą. you can say, Mr. Lust, I don't need you. Galima jam tarti geismui. I'm completely enlivened by Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chanting Hare Krishna is better than sex. Kartoti Hare Krishna yra žymiai geriau už seksą. In the material world, everybody's looking for pleasure by having sex. Materialiam pasauliu visi ieško to sekso. But this Krishna is a million times better than sex. Bet Krishna yra milijonus kartų geriau už tai. You don't need to have sex. Kam mums tas seksas? Just chant Hare Krishna. Tiesiog užtenka kartoti Hare And you'll Krishna. bliss out. Ir pulsime palaimą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. If you want to be a household and have a family, that's beautiful. Gerai, jeigu nori būti šeimos žmogum, turėti namus, tai nuostabu. You can have sex, Gali turėti tą but you seksą. have to be detached. Bet turi būti neprisirišę. That's why 50 rounds, you have to chant 50 rounds, Dėl to reikia 50 ratų sukartoti. not just 16 in that day. Ne 16 tą dieną. I never forget when I was a young brahmachari back in our Miami temple. Niekada nepamiršiu, kai buvau jaunas brahmačaris Miami šventyklai. One day a householder couple walked up to me Vieną dieną šeimos žmonės priėjo prie manęs. with big smiles on their face. Pora su didelė šypsena The husband veide. explained to me. Ir vyras paaiškino man. He said, Sankarshan Prabhu, Jis tarė, Sankaršam I prabhu. wanted to share something with you. Kai ką norėčiau pasidalinti su tavim. Last night, my wife and I, we chanted 50 rounds of japa Praeitą naktį mes kartu su savo žmona sukartuom po 50 to have ratų sex džiapus. according to Prabhupada's instructions, once in a month. Kad pagal Prabhupados nurodymą kartą į mėnesį But after chanting 50 rounds of japa, pradėti vaiką. Bet we sukartos were 50 so ratų enlivened by džiapus. the holy name, Mes buvom tiek įkvėpti švento vardo. we thought, well, let's wait till next month to have sex. Nusprendėm palaukti dar mėnesio. So there's the proof.
Tai yra įrodymas. They had chanted 50 rounds, now they could have sex, you see. Religious sex, according to Prabhupada's instruction. Taigi pagal Prabhupados nurodymus tai religinis seksas. But they said, oh, no. Let's just wait another month for them. Bet We just want to relish the sweet nama ras. jie nusprendė You see. pasinerti į saldų namą rasą. So there's two kinds of ras, you see. Yra dviejų rūšių rasą. There's nama ras Namą rasą and kama ras. ir kamą rasą. So a devotee, he's interested in nama ras. O atsidavusi domina. And karmi, Nama he's rasa. interested in kama ras. O karmiai į kamą rasą. Once you get the taste for nama ras and kama ras, what does Bhagavatam say about kama ras? Taigi, kai paragaujat namą rasą, kas būna su kama? Ką Bhagavatam sako? Yan maitanadi sukham. Let's see. Yan grihamedi sukham itucham. Yeah. That which is considered the first, yan maitunadi sukham yan maitunadi sukham hitucham. That which is considered the number one pleasure for the materialistic householders is considered 10th class pleasure by the transcendentalists. Tas, kas yra laikoma pirmarūšių džiaugsmu materialistų šeimos žmogui, tas yra laikomas tas džiaugsmas transcendentalistų 10 rūšių džiaugsmu. Young Mayan, let's see, what is it? Yan maitunadi grihamedi sukham hitucham. That's the verse. Yan maitunadi, that maitun is sex. Maitun tai reiškia seksas. Adi is number one. Adi tai numeris 1. Grihamedi is the materialistic householder. Grihamedi tai materialistinis šeimos So žmogus. yan maitunadi grihamedi sukham. That which is considered the number one pleasure by the householders is sex. Tas džiaugsmas, Materialistic householders. kuris yra pirmarūšis materialistiniam šeimos žmogui, tai seksas. But that maitun, that sex pleasure, hitucham, indeed it is insignificant. Bet tas maitun, tas lytinis džiaugsmas yra visiškai nereikšmingas. So the point is, if you want to become liberated from lust, Esmė tame, kad jeigu nori būti išvaduotas nuo geismo, which in this material world we find it to be the most significant thing, kuris čia materialiam pasaulyje randamas kaip pačiu svarbiausiu dalyku, Krishna has to become the most significant thing in your life. tuo atveju Krišna turi tapti pačiu svarbiausiu dalyku mūsų gyvenime. So that's the process known as Krishna consciousness. Tai procesas žinomas kaip Krišnos sąmonė. And the goal of this process is Krishna consciousness. Ir šio proceso tikslas tai yra Krišnos sąmonė. There's Krishna consciousness in practice and there's Krishna consciousness in perfection. Tai yra Krišnos sąmonės praktikoje ir Krišnos sąmonė tobulume. In other words, there's two types of devotees. Yra dviejų tipų atsidavusi. There's the sadhaka and there's the siddha. Sadaka ir sida. So now we are sadhakas. Dabar mes randame We're sadakos struggling to lygį. get free of this lust, Kovojame, kad išsivaduoti nuo geismo, anger, pykčio, greed, geismo, laziness, tingumo, stupidity, kvailumo, envy, pavydo. all these bad qualities we have right now, isn't it? Visas šios blogos savybės mes Aren't dabar we jas drowning turime. in an ocean of bad qualities right now? Ir mes, argi mes dabar neskęstame šiose You ever feel that you're savybėse? drowning in an ocean of bad qualities? Ar mes nesijaučiam skęstantis šių blogų savybių? You wake up in the morning, vandenyne. there's no enthusiasm for bhakti, you just want to go back to sleep. You ever Atsikeli have that feeling? anksti ryte ir neturit jokio troškimo bakti, tiesiog norėtum gult atgal ir dar miegoti. Ar nėra to jausmo? This means we're sadhakas, we're trying to become Krishna conscious, we're not there yet, you see. Tai reiškia, kad mes esam sadakos lygiai, nesam dar ir atsidavę. But if we will follow these wonderful instructions of Prabhupada, Bet jeigu mes seksime šiomis nuostabiamis Prabhupados gairėmis, given in his books, kurios yra paliktos jo then knygoje, in due course of time we will become siddhas, tai laiko metu mes tapsime sidomis. paramahamsas, free of all material desire, you see. Nebeturėsime jokių materialių troškimų. So it's worth it. Tai verta. Just like, don't you work hard to get a university degree? Ar nereikia dirbti sunkiai, kad gauti universitetinį išsilavinimą? So many austerities and penances, all those boring lectures you have to sit through, Tiek daug askezių, tiek daug nuobodžių paskaitų išsėdėti reikia. all those boring textbooks you have to read. Visos tos
nuobodžios knygos, kurias reikia skaityti, all those boring papers you have to write, visi tie raštai, kuriuos ten reikia rašyti, referatai. all those excruciating exams you have to sit through. Po to reikia Visi. prasidėti visus tos egzaminus, You get a little piece of paper that says, now you are a bachelor kad of gauti science. popieriuką, kuriam parašyta, kad mes dabar esam mokslo bakalauro pasiekėm. So we go through so many austerities, get a little piece of paper that says I'm a bachelor of science, and why not do some austerities to get something that's substantial? Taigi tiek daug askezių reikia atlikti, praeiti, kad pasiekti tą bakalauro išsilavinimą. To become Kodėl, awakened and kodėl nereikia dėti pastangas, kad gauti Krišnos sąmonės, to become tobulumą. awakened in pure love of God, you see. kad pažadinti tyrą meilę širdyje viešpačiui, To get out of the prison of this material existence. kad ištrūkti iš šios materialios egzistencijos kalėjimo, To get back to your original pure identity in the pastimes of Krishna in the spiritual world. kad grįžti atgal į dvasiniam pasaulyje, į savo konstitucinę padėtį pas Krišną. Isn't it worth doing some austerities to get back to that position? Ar tai nėra verta tų askezių, kad grįžti atgal pas Dievą? Or would you rather be lazy and crazy and just stay here in the cycle of birth and death? Ar jūs norite likti tingiais ir išprotėjusiais ir likti šitam materialiam pasauliu? It's time to wake up, people. Wake up. Metas pabusti, pabusti. Come out of the slumber of the mother of ignorance. Pabusti iš neišmanimo gūnos liūno. Come back to your original position. Grįžti atgal į savo konstitucinę padėtį. Jivera Swarupahai Krishnera Nichadas. Okay, so there's maybe some questions. Taigi klausimai. Sankirtan Prabhu. I have 3 questions. First, I say in Lithuania, one by one. Yeah. Give me one at a time. Pirmas klausimas, noriu, kad mokytojas patikslintų šeimos žmogaus lytinio gyvenimo standartą. Tai yra kartą per mėnesį yra tam, kad vaikai būtų pradėti ir tam, kad tai įprastas kasdienis gyvenimas lytinis. There's my question, some clarification about householder. They can have sex once in a month, but it is only for to have children, Yeah. or for all No, life. only for having children. Only if they want to have a child. They can't use any condoms or anything like that. Čia yra tik tais tam, kad pradėti vaikus, jie negali vartoti jokių kondomų ar ten kažkokių kitų priemonių. Kitas mano klausimas yra apie guru paramparos prieglobstį. Ar aš teisingai suprantu, kad mes galim savo juslės kontroliuoti tik tai tiek, kiek mes priimam prieglobstį prie guru paramparos ir kiek mes griežtai vykdom savo dvasinio mokytojo nurodymus. My second question is, my understanding is that we can control our senses as much as we take shelter to Guru Parampara, and we can, if you're not fully following our Guru Maharaj instructions, then we will not be able to fully control our senses. That's absolutely correct. Ši idėja yra pilnai teisinga. Either your senses are controlled by lust or they're controlled by Guru and Krishna. Taigi jūsų juslės bus kontroliuojamos geismo arba Guru ir Krišnos. By engaging your senses fully in the service of Guru and Krishna, you become yogi, you become a master of your senses, Goswami. Taigi naudojant savo juslės Guru ir Krišnai, jūs tampate jogų, Gosvamiu. Any other questions? Yeah. Ir trečias mano klausimas. Vienas atsidavęs man iškėlė tokį įdomų klausimą ir nežinau, kaip į jį atsakyti. Yra sakoma, kad tik tai visiškai išsivadavusi siela gali kontroliuoti savo juslės, o jeigu kažkas jisai dar nėra tyras atsidavęs, jis jų negali. Todėl jisai kaip ir turi teisę laiks nuo laiko, pavyzdžiui, iškonį veikti atsidavusius, nes jis nėra tyras atsidavęs ir jis negali susilaikyti nuo to. Ir mes negalime iš jo reikalauti, nes jis netyras atsidavęs, jis negali to padaryti. One devotee raised a very interesting question, that he said that because I am not pure devotee, so this is why I could not control my tongue. So this is why I sometimes chastise devotees, and no one can ask me
not to do this because I'm sadhaka, I'm not pure, so I could not control my senses. So I could not chastise devotees. So how to answer this question? So, Bhakta so-and-so says, you can't really tell me to control myself because I'm really out of control. I'm wild and that's just my level and you can't really tell me anything because that's my level. Taigi toks Bhakta toks ir toks, sako, na, aš dar nesu tam lygi, nesu pasiekęs, negaliu kontroliuoti dar ir panašiai, čia dar I patvirtina mean, vėl Sankirtanos Prabhu, I'm klausimas. just an animal. Prabhu, aš esu So just let me be an animal. What are you trying to do? Tame me? Aš esu gyvūnas, tai ką tu bandai priauginti mane? Thing is, don't they train dogs how to do tricks? Ar, pavyzdžiui, šunys nėra mokami daryti triukų? If the dog says, I don't want to be trained, I'm just a dog, Ir jeigu šuo sakytų, aš tik šuo esu, ko tu čia mane mokini? then you get a new dog. Tai pasimsi naują šunį tiesiog. Any decent dog, he'll take training and learn how to do some tricks. You see. Kiekvienas šiuolaikinis šuo priima tos triukus ir išmoksta juos. So if he has any sincerity, he's willing to take training. Jeigu jis turi nuoširdumo, jis bus linkęs priimti pamokymus. If he's not sincere, what's he doing living in the ashram? Apmokymus. Ir jeigu jis nėra nuoširdus, tai ką jis čia veikia gyvenant If he doesn't want to šventykloje? take training here, he can work for some karmi boss and take training from him. Jeigu jis nenori priimti pamokymų čia, tai jis gali eiti į lauką, dirbti karmiam ir priimti pamokymus iš jų. These ISKCON centers are not free hotels that any hippie can just come and hang out. Ir iskonai nėra kažkokie tai nemokami viešbučiai, kur bet koks hipis gali ateiti ir čia These are trintis. institutions where people want to be trained how to control their senses. Čia institucija, kur žmonės nori būti apmokomi, kaip valdyti savo If you don't want juslės. to control his senses, he's still welcome. You can come here as a guest, but you can't live in the temple. Gerai, jeigu tu nenori gauti apmokymų, tu vis tiek gali lankyti šventykloje, bet ne tam, kad gyventi, bet kaip svečias. Living in the temple means now you're submitting yourself to the training program of Srila Prabhupada. Gyventi šventykloje, tai reiškia, tu esi pasirašai apmokymam pagal Prabhupados nurodymus. So ask him what do you want. You want to live here? You want to live outside? Taigi reikia jo paklausti, ar tu nori gyventi čia, ar You don't want to be trained? You can just pack your bags and go now. Right už now. šventyklos. Ir jeigu nenori būti apmokytų, gali susidėti savo daiktus ir laukiamas kaip svečias. Okay. All right. Aš noriu paklausti, jeigu Mohini Murti tai yra pats Krišna ir kodėl, kada Gopės norėjo mėgauti su Krišna, tai buvo transcendentinis noras, o kodėl Šyvos noras jau buvo materialus geismas? I wanted to ask regarding Mohini Murti, Krishna himself. Hmm. When gopis wanted to enjoy Krishna, it was transcendental desire. But when Lord Shiva wanted, it was material lust. Yes, Understand that's this. right. How to understand this? Why it is? Well, Lord Shiva became lusty for having sex. The gopis were not. There was no abortion or pregnancy in the Rasa Lila. Viešpats Šiva norėjo sekso, o gopės ten nebuvo jokių abortų, ar ten dar kažkokių priemonių. Nėštumo nebuvo. Actually, Lord Per Rasa Shiva Lila. was so lusty, he was running after Ramhini Murni, passing semina like crazy. His semina was just squirting out of him. Ir iš tikrųjų, kai viešpats Šiva vijosi Mohini Murti, tai kas buvo, tai pas jį He siekla was taškėsi visas completely pusės. lusty. You Jis see, buvo labai materially like that. geismingas. But there was nothing like that in Rasa Lila. It was a totally different thing. Bet Rasa Liloje nieko panašaus nebuvo, ten visiškai You can't kitaip. compare it. It's like apples and oranges. Čia negalima lyginti, obuoliai su apelsinais lyginami. Krishna was perfect brahmachari throughout the entire Rasa Lila. Krišna išliko tobulų brahmacharių per visą This Rasa is Lilą. confirmed by Bhishma Dev. Ir Bhishma Deva tai patvirtina. Bhishma Dev said that I am touted as being the greatest renunciant. Ir Bhishma tarė, kad aš esu laikomas didžiausiu atsižadėjusiu. But I have to say that Lord Krishna, he is greater brahmachari than me. Bet jis tarė, aš turiu pripažinti, kad viešpats Krišna yra Because if I had been in that Rasa Lila, I would have definitely fallen down with those beautiful girls. rimtesnis brahmacharis, nes jei aš būčiau to Rasa Liloje, tikrai aš būčiau puolęs su But visom to Krishna merginom. remained strict brahmachari the whole time. Bet Krišna išliko griežtų brahmacharių visą laiką. So yeah, that's quite completely different. Tai visiškai Yeah. skirtinga. When Lord Shiva wanted to see Mohini Murti, then
Lord Krishna told him it is for the lusty people, not for him. But yet he wanted to see, just feeling that he was proud, little pride. So Krishna. Kai viešpats Šiva norėjo pamatyti mokinį Murtį, jam buvo pranešta, kad tą formą nori matyti geismingi žmonės. Ir jisai toks buvo gan buvo tuo momentu šiek tiek išdidus, tai dėl to taip ir įvyko. Next question. So the pride is that Huh? one should not be proud that I'm not lusty. Tai dėl Yeah. to mes turim būti neišdidus, kad, aš jau nebesu geismingas. I remember one devotee, he told his god brother, "Yeah, Prabhu, I'm getting, now that I'm getting older, I'm free of lusty desires." He told his god brother, and the god brother said, he said, as far as lust goes, I'm over the hill now. Ir vienas dvasinis brolis savo dvasiniam broliui sakė, He Na, proudly kas told his god brother, now as far as lust goes, I'm really over the hill. kas liečia geismą, tai aš jau kalno viršūniai, manęs tai nebeliečia jau. And his god brother chuckled. He said, "Yeah, you're over the hill, but you're not out of the woods." Ir jo dvasinis brolis susijokė ir sakė, jo, tu esi ant kalno, bet ne už miško. So you may think you're over the hill now. I've been brahmachari now for 3 years, and I'm sense controlled, but you're not out of the woods, Prabhu. Gali galvoti, aš jau peržengiau kalnus, aš You're not out of brahmacharis the woods. 3 metai, bet dar nesam peržengę miškus. My Kamadev is still lurking there with his arrow, waiting for his chance to zap you. So you got to really always keep your guard up your whole life. Kamadeva jisai į mus pastoji nutaikė savo strėlės ir laukia to momento, kai galės paleisti. Mes turim One pastoji būti slip labai and you can atsargus. be finished. Tik vienas paslydimas ir baigta. The brahmachari rules are very important. Brahmachario taisyklės yra labai svarbios. To always follow the brahmachari rules. Pastovi sekti jomis. If Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur is following the brahmachari rules, what is our position? Jei Bhaktisiddhantas Sarasvati Thakuras seka tom taisyklėm, tai kokia mūsų padėtis? Next question. Sakantis. Yeah. Vakar mokytas minėjo tą pavyzdį, kai buvo mokinys ir mokytas prie medžio apsikabino ir sako, paleiskit. Taip ir mes būna Maja, ne Maja mus laiko, bet mes patys įsikabinė į Mają. Tai ir klausimas būtų toks, kai jau supranti, kad irgi tokioje situacijoje, kad vis dėlto iš tikrųjų pats ją įsikabinės ir jau nori kaip ir paleist, bet klausimas kaip ją paleist, nes išoriškai gali vienai peltis, bet viduj vis tiek protė kultivuoti visai kitokią sąmonę. So yesterday you was giving example about disciple and guru. The disciple was complaining to guru that Maya is not releasing me. Yeah. Guru told that you are keeping yourself Maya. And when we understand that we are keeping the Maya, how to release the Maya? Yes. And How can I stop grabbing Maya? taigi kaip reikia paleisti Mają? It's very simple. You just got to grab Krishna. Tiesiog reikia apkabinti Krishną. Take your grabbing propensity and grab the lotus feet of Krishna within your heart. Troškimą įsikibti reikia panaudoti, kad įsikibti į Krishną. And never let go. Hang on for dear life. Ir laikytis visą gyvenimą. Grab the lotus feet of Krishna. So how do you get those lotus feet? O tai kaip pasiekti tas lotoso pėdas? Are they difficult to grab? Ar sudėtinga jas In this age of pasiekti? Kali, they're very easy to grab. Šiam Kali amžiui tai yra labai paprasta. Those lotus feet have appeared in this form. Ir šios lotoso pėdos apsireiškia šioj formoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Next question. Sekantis. Norėjau paklausti, kaip atsikratyti kritikos ir vertinimų kitų, kai jie nuodėmingai elgesi tiesiog, neteisingai ar geismingai tiesiog, kaip nustoti vertinti. How to avoid this judgment and criticism mentality when you see somebody is doing something wrong? How to avoid having a judgmental or critical mentality when somebody is doing something wrong. So, this is a very subtle art how to deal with this properly. Tai yra labai toksai subtilus menas, kaip su tuo teisingai pasielgti.
Actually, we have to see when somebody's doing something wrong. Mes iš tikrųjų turime matyti, kai kažkas daro kažką neteisingai. If somebody walks into the ashram and they're smoking a cigarette, and you say, well, I'm not supposed to find fault with anybody, so Na, just let him pavyzdžiui, smoke his cigarette. žmogus įžengia į šventyklą su cigaretė burnoj, mes neturime matyti, kad galvot, kad, na, aš turiu If he's nematyti smoking trūkumų. a cigarette, it must be okay, so hey, I'll try one too. Na, jeigu jisai rūko, tai kodėl gal ir man pabandyti kokią vieną. So you have to know when somebody's doing something wrong. Taigi mes turim suprasti, kai kažkas daro kažką blogai. Especially initiated devotees, especially brahmanas. Ypatingai inicijuoti atsidavusi brahmanus. They should have very good understanding of what is right and what is wrong. Jie turi labai turėti stiprų supratimą, kas yra gerai, kas blogai. And they should be able to see when somebody is doing something right and somebody doing something wrong. You have to make that distinction. Ir turi matyti, kas daro kažką gerai, kas daro kažką blogai. Turi matyti tą skirstimą. So it's not wrong to see it when somebody is doing something wrong. Taigi tai nėra klaidinga matyti, kad kažkas daro kažką klaidingai. But wrong is if you have your attitude towards that person, that's where you can be in error. You see. Kur pavojus kyla, tai kai mes pradedame matyti tas klaidas kaip žmoguje. If you become proud and puffed up, Jeigu taip mes tampam pasididžiavę ir pasipūtę, that's wrong. tada va būna klaida. But if you have a mood of compassion, Mes turim turėti tą gailesčio nuotaiką. this person is not doing the right thing, so somehow or other I have to help him so he can learn to do the right thing. Gerai, tas žmogus daro neteisingai. Aš kažkokiu būdu turiu prieiti prie jo, kad jam perikti tą klaidą. Here's an Pataisyti. example Pavyzdžiui, that I deal with, you see. Just like Prabhupada gave a very strict instruction in Vrindavan that some devotees, they take the thread, like the deity prasadam thread, they wear it on their wrist. taigi duosiu pavyzdį. Vrindavane buvo bhaktai nešiojo tokius brahmano šniūrus ant savo In fact, it's riešo. very common in ISKCON. Ir tai yra Many labai, devotees keep the deity Brahman thread prasadam on their wrist. labai daug kas mūsų iskonė nešioja I nuo see, dievybių brahmano šniūrelius ant savo I see riešo. many men keeping the thread on their wrist. Daug vyrų tai daro. Prabhupada said, stop this. Prabhupada He did not want devotees to do this. Prabhupada sakė sustoti, tai jis nenorėjo, kad bhaktai taip darytų. And I see many devotees doing it. Ir aš matau, kad labai daug atsidavusi tai daro. So how should I deal with that within my consciousness? Ir kaip aš tada elgiuosi savo sąmonį. Should I think, well, I don't want to find fault, so if they want to do it, it's okay. Tai aš ką, mąstysiu, kad, na, aš nenoriu rasti trūkumų kitose, tai ką man If tylėti. if in ISKCON people don't want to follow Prabhupada, that's okay. You don't have to follow Prabhupada. I mean, just do whatever you want. Na gerai, iskonė žmonės nenori sekti Prabhupadą, na, tegul daro, ką nori. Would that be a proper attitude? Ar tai būtų teisinga nuotaika? No, I have to know, here's somebody who, I'm sure he doesn't doing it on purpose, he just doesn't know. Reikia suprasti, kad jis turbūt nežino tiesiog, He doesn't know that Prabhupada said, stop this. kad Prabhupada sakė to nedaryti. So I shouldn't get all puffed up and think, yeah, I'm more advanced than he is because I'm not wearing a thread on my wrist than he is. He's some stupid jerk. Not like that. Mes neturėtume manyti, na, aš tai neturiu to brahmano šniūro, jisai, aš esu žymiai labiau pažengęs už jį. O I jisai, should think, here's some very sincere, wonderful devotee. turiu mąstyti, kad o, jis He labai has so nuoširdus many atsidavęs, saintly, wonderful qualities. turi tiek daug nuostabių šventų No, savybių. he just didn't hear about it yet. Tiesiog jam neteko dar girdėti to That nurodymą, Prabhupada didn't want us to wear these threads around our wrist. kad Prabhupada nenorėjo, kad mes nešiotume So I have to šniūrelių look. visokių ant savo riešų. In fact, it happened in Riga. Ir Rygoje buvo taip. One of the pujaris is there on the altar wearing the wrist, the Puj- thread on the wrist. Vienas iš pudžiarių turėjo tos virvelės ant savo And I gave a riešų. class, and in the class I informed, everyone heard that Prabhupada said, stop this. Ir per paskaitą aš pasakiau visiems, kad Prabhupada norėjo, kad And the next nebūtų morning, nešiojama. he was on the altar, and sure enough, he still had the thread on his wrist. And I was going, well, what can I say? I gave a lecture, and they don't do it. Well, what can I say? Ir kitą dieną aš paskaičiau paskaitą apie tai ir žiūriu, jisai dar kitą dieną vis tiek nešiojo tą šniurelį. Nu tai ką aš pamaniau, nu But ką aš then galiu that padaryti. devotee came to my room Bet tada tas atsidavęs atėjo pas mane į in a kambarį. very humble, wonderful way. Su labai tokia nuolankia He said, can you nuotaika. please let me know if I'm doing anything wrong? Jis man pasakė, prašau, leis man žinoti, jeigu kažką darau neteisingai.
I wasn't going to say anything because I said it in the class, and I don't want to, I don't want to go around criticizing people, Ir aš I jau don't wanna do tada, jau kai pasakiau per paskaitą tą mintį, aš jau nebenorėjau daugiau, what are you doing with that thread around your wrist? I don't want to be that kind of devotee. kritikuoti, kad, pavyzdžiui, ką tu čia dabar nešioji, sakiau per paskaitą, kad nenešiot. I just want to be friendly and, an embracing mood, Norėjau būti labai draugiškoj, draugiškoj When the nuotaikoj. devotee asked, if I do anything wrong, please tell me. Bet tada atsidavęs paklausė manęs, So prašau I man was thinking, thank you, Krishna. pasakyk man, jeigu ką blogai darau. Ir tada I Krišnai wanted to tell padėkojau. them, but I didn't know how to do it in such a way that it would, might be seen as offensive. I didn't want to hurt in my relationship with this nice devotee. I didn't want to hurt my relationship with him. Vis maščiau, kaip čia galima pasakyti, jam nenorėjau sugadinti mūsų santykius su Then he tuo humbly atsidavusiu. required, tell me if I'm doing something wrong. Bet jis tada labai nuolankiai paklausė, pasakyk, jeigu ką I netaip said, oh darau. yeah, that thread on the wrist. Ir tada pasakiau, jo, tas šniurelis ant rankos. He said, yeah, I heard your lecture. I was planning to take it off, yeah. Jo, aš girdėjau tavo lekciją, jūsų lekciją, norėjau aš jau jį nusijimti. So we should see when things are wrong, Mes turim matyti, kai kažkas vyksta ne taip. but we have to be very careful to cultivate nice, loving relationships with all the devotees. Bet turim kultivuoti gerus santykius su visais atsidavusiais, šiltus. Not that you just go around, that's fault like that. That's wrong. Why's your tilak on crooked? Don't you realize you should have 3 strands instead of 4? You go around, go around and just like criticizing everyone. It just becomes false ego. Neturim vaikščioti aplinkui šventyklą ir visiems rodyti, čia neteisingai, tavo tilaka kreiva, tu nešioji 4 kantimalus linijas ir taip panašiai. Actually, 4 strands is okay, by the way. Bet iš tikrųjų 4 dar nieko blogo. I'm just an example. Čia tik pavyzdys buvo. So, but 3 is this normal thing. But 4 is okay if you want to go 4. It's no problem. 3 yra standartas, bet jeigu yra troškimas 4, nieko baisaus. But so the point is, we want to have loving relationships. Esmė yra, kad mes norim turėti meilės santykius. This movement is based on loving relationships. Šis judėjimas yra paremtas meilės santykiais. If we don't have loving relationships, this movement is finished. Jei mes neturėsim tų santykių, bus šis judėjimas visiškai prarastas. So we have to communicate and associate in such a way that we really feel the love. You see what I'm saying? Tokiu būdu mes turim bendrauti tarpusavį, kad jaustųsi tą meilę. So our mood should be serving the Vaishnavas, Mūsų nuotaika turi būti Vaišnavų not tarnystė, criticizing the Vaishnavas. o ne kritika. But for the purpose of training, sometimes we have to point out things that are wrong, and that's for the purpose of training, not for the purpose of being a fault finder. Bet You see what I'm kartais saying? tam, kad apmokinti, reikia parodyti visą laiką trūkumus. Does that make it clear? Yeah. Just like the temple president has a duty to make sure everybody's doing things properly. Lygiai taip, kaip šventyklos prezidentas turi prižiūrėti, kad baktai šventykloje Does gyventų that mean he's a teisingai. fault finder? Tai tada reiškia, kad jisai bus trūkumų ieškotojas? Yeah, that's Sankirtan Das. He's just a fault finder. Jo, tas Sankirtana tik trūkumų ir tai ieško. No, it means he's a servant. Ne, tai reiškia, jisai He's pats trying to help tarnas. everybody strengthen their connection with Srila Prabhupada. Jisai That's all. stengiasi sustiprinti ryšį su Prabhupada. Su Bhakti. So, any more questions? Taigi dar gal klausimų. All right. Hare Krishna, labai yra bodimasi pasakyti ir bijoma pasakyti vyresniam, jeigu jis yra brahmanas ir grihaska. Tai praktiškai brahmačeriai jie kaip ir skaito, kad tai yra ne pagal etiketą, kas tada turėtų pažymėti trūkumus. Ta prasme, jeigu, tarkim, ant altoriaus eina neteisingai atlieka ir aplamai pažeidžia vidinės šventyklos taisyklės, kas turėtų prieiti ir pasakyti, kad neteisingai elgesi brahmanai grihaskos. Ačiū. In example, if there is some senior devotee, grihasta, a brahmana, who can correct him? Because brahmachari is younger than him, and what is Brahmacharis don't what? is younger than like brahmana, grihasta. How not? He cannot like tell that you doing something wrong in deity worship. What should be the system? The temple president has the authority to correct everybody. Šventyklos prezidentas iš tikrųjų turi teisę pataisyti visus. His position, even though they may be senior in years, he has a position that makes him senior to them in position. Ir net jei ir vyresni jie yra metais, jisai turi tą padėtį, kad pataisyti visus. The temple president has the authority to correct anybody and everybody in this community. Šventyklos prezidentas viso bendruomeniai gali pataisyti, parodyti klaidas, pataisyti.
That's his position. Tai tokia padėtis jo. Any other? So we'll stop here. Is it a short one? All right, just real quick. That's it. This is the last one. Paskutinis klausimas. In Varnashrama system, there is a brahmachari ashram and grihastha ashram. Yeah. But what about monachari? Like, not monachari. Vanaprastha? No, this devotees who are alone. He is not in grihastha ashram. He is not in brahmachari ashram. Bachelor ashram? How? Bachelor? Bachelor? It's kind of a misfit. Viengungių ašramas. So he's not married, and he's not really a brahmachari, nor is he married. He's kind of like the bachelor ashram. Jis nei brahmacharis, nei grihastas, toks tarsi viengungis. Yeah, he doesn't really fit into the varnashram system. Jis neįlenda į sistemą varnašramos. But Prabhupada's very merciful. He gives everybody a chance to be Krishna conscious. Bet Prabhupada yra be galo gailestingas, jis visiems suteikęs šansą tapti Krishna sąmoningu. Sometimes, like, he's working a job, and he doesn't want to live in the ashram, he'd rather make money and have his own place, but he doesn't want to get married, for example. Jisai, pavyzdžiui, turi darbą, bet nenori būti brahmachariu ir nenori tuoktis. Well, we'll engage them in Krishna's service also. Tai tiesiog užimti į Krishna sąmonį, tarnystį. So we facilitate everybody. Mes suteikiam galimybės visiems. We want the whole world to become Krishna conscious. Mes norim, kad visas pasaulis taptų Krishna So it's not sąmoningu. that everybody is going to be a classical brahmachari and classical grihastha. Suprantama, kad visi nebus klasikiniais brahmachariais ar Let klasikiniais them all chant grihastais. Hare Krishna and be happy. Tegul visi kartuoja Hare Krishna ir būna laimingi. So we'll stop here. Čia sustosim. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankashana Dikari Maharaj ki. Achulabai.